Labą dieną. Laukiu, kol iš jūsų kas nors prisijungs. Šiandien esu nusprendusi pakalbėti apie tai, kuo moteris labai dažnai skundžiasi ir pradeda savo problemas. Ir tai yra apie tai, kad jos rašo man laiškus, kad daug metų jau bando išspręsti santykius, bet vis kažkas nesigauna. Daug metų yra kartu, daug metų bando išspręsti ir niekas nesigauna, santykiai negerėja. Sveiki, Aušra. Ar matosi gerai ir ar girdisi gerai? Gal galit parašyti komentarą arba kokį nors ženkliuką uždėti? Ir aš tada netrukus pradėsiu dėstyti šiandienos turinį, ką esu suplanavusi jums papasakoti. Tada ir prisijungsiu prie savo paskyros Facebooko, pati pasižiūrėsiu. O, kažkas čia nutiko. Šviesa išsijungia. Man tai atrodo, kad matosi, va jau jūsų 3. Komentarų jokių nematau, bet galvoju, kad viskas turėtų būti gerai. Būtų smagu, jeigu kas nors iš jūsų parašytumėt nors kokį, kasgi čia vyksta, nors kokį komentarą, kad matosi ir girdisi. Jungiu šviesytę ir kažko čia man išsijungia, o ko tai nesuprantu. Tai tikiuosi, kad mes čia neturėsim diskotekos visą tą laiką. Tai, nieko nerašot, aš tikiuosi, kad viskas tvarkoj. Tai ir pradėsiu apie tai, ką norėjau jums šiandien papasakoti ir kuo pasidalinti. Mano tikslas, kad jūs išklausę šitą transliaciją, žiūrėdamos dabar arba klausydamos po to, sąžiningai atsakytumėt savo, kiek iš tiesų laiko bandote išsaugoti santykius ir vis tiek niekas nesigauna. Aš noriu akcentuoti, kad nenurodysiu jums, ką konkrečiai turite daryti, sprendimus priimate jūs patys. Jeigu jums reikalinga pagalba, gauti individualios situacijos vertinimą, tai tada susisiekite. O mano tikslas šiandien yra padėti jums pamatyti, ar santykiuose dar yra potencialo, ar tai jau yra emocinis smurtas ir galimai reikėtų galvoti apie atsitraukimą ar separaciją kažkokią tai laikiną, ar apie skyrybas galutinai. Tai šiandienos eteris yra sudarytas iš 3 dalių. Pirma dalis yra apie tai, kad įsivertintumėt, ar santykiai turi potencialo. Antra dalis yra testas iš 20 klausimų, kur galėsite savo atsakyti, ar patiriate emocinį, psichologinį, fizinį, seksualinį, ekonominį smurtą ar ne, ir ar tai yra smurtiniai santykiai, ar santykiuose yra smurtautojas ir kada skirtis. Tai ir pradėsiu nuo to, kad santykiai turi potencialą tada, kai labai paprastas atsakymas, kai abu žmonės prisiema atsakomybę už tai, kas santykiuose vyksta. Jeigu kažkas nesiseka, tai atsakomybę prisiema 2 žmonės. Kai yra pagarba net ir konfliktų metu, kai santykiai nėra sveiki arba vienas iš partnerių yra smurtautojas, tai net ir konfliktų ir ramybės būsenoje, tuo gražiuoju periodu, bet ypatingai konfliktų metu labai išryškėja tada įžeidinėjimai, patyčios, grasinimai, žeminimas, menkinimas, ignoravimas kaip kažkokia bausmė, kaip pasekmė, jeigu nesutinka su tavo tiesa. Tai pagarba santykiuose yra
minimumas, kas turėtų būti. Tai nėra kažkokia dovana jums, tai yra norma. Pagarba santykiuose yra norma, kuri privalo būti. Tai nėra, kad šiandien tave gerbsiu, rytoj tavęs negerbsiu. Kitas momentas yra, kad abu partneriai nori keistis, abu prisiema atsakomybę ir abu nori keistis. Na, tarkim, abudu supranta, arba vienas žmogus supranta, kad man nepatinka per stiprios emocijos, karštas reagavimas į kažkokias situacijas ir sako, kitam partneriui ištransliuoja, kad man nepatinka, aš jaučiu nerimą, aš jaučiu įtampą, aš tada bijau, aš dar kažkaip kitaip, tada jis pagalvoja, kaip aš kitaip galėčiau reaguoti, galbūt nepriimti taip iš karto asmeniškai arba dar kaip nors, o kitas partneris tada prisiema atsakomybę, kaip jisai galėtų sureguliuoti ir švelniau tai padaryti, kad kitas partneris jaustųsi geriau. Tai sakau, svarbu tai, kad abudu norėtų keistis, nes kai nori keistis, kai vienam tik tai yra svarbu ir kai keičiasi tik tai vienas, o kitas ne, tai nieko nebus. Žinot, ne kartą esu sakiusi, kad mylėti reiškia veikti, reiškia daryti. Meilė yra veiksmas, veiksmai yra meilės kalba. Ir nieko čia naujo nepasakau. Dar vienas svarbus dalykas yra, kad konfliktus santykiuose mes sprendžiam, o ne pakišam po kilimėliu. Turėtų būti įprastai normaliom sąlygom, jeigu santykiai yra tvarkoj ir ten tik tai kartais kažkokių nesutarimų nutinka, tai turėtų būti išspręsti visi neaiškus klausimai. Į visus klausimus turite surasti atsakymus ir išspręsti. O jeigu partneris sako, tai viskas gerai, tai pamirškim, ko tu čia vis ištrauki tą temą, nenoriu apie tai jau kalbėti, o kitas partneris turi daugybę klausimų apie tai ir jaučiasi neišgirstas ir nesuprastas. O tas, į kurį kreipiamasi, ignoruoja ir kiša viską po kilimėliu, nenori apie tai kalbėti, neprisiema atsakomybės ir jeigu problema kartojasi 3 kartus ir daugiau, tai jau yra netiesiog atsitiktinis kažkoks, neatsitiktiniai veiksmai, neatsitiktinis elgesys, tai apie tai galima galvoti jau kaip apie sistemą. Kad toks elgesys iš partnerių yra sistemiškas ir suprasti, jums patinka ar nepatinka. Su partneriu turite jausti saugiai, tada potencialų yra, jeigu nesijaučiate saugiai, apie jokį potencialą mes nekalbam. Kad saugumas reiškia, kad galite būti savimi. Nereikia bijoti kito žmogaus nuotaikos, nuomonės, kažkokio tai vertinimo, pastabų, pykčio. Tada galite būti savimi. Jeigu negalite būti savimi su partneriu, tai jau yra didelė raudona vėliava. Abu jaučiatės kaip komanda, turėtumėt norėti vienas kitą ar ne, palaikyti ir siekti ir tikslų, ir spręsti nesutarimus kartu, kad mes abu prieš problemą, o ne aš prieš tave. Tai šitas požiūris galėtų daug ką pakeisti. Jeigu mes į iššūkius santykiuose pradėtumėm žiūrėti ne, kad mes kaip priešas vienas kitam, o kad mes abu prieš kažkokį tai iššūkį ir kaip komanda žiūrim, kaip tai įveikti. Tai va, tai potencialas, jeigu bendrai taip mes pasižiūrėtumėm, potencialas yra tada, kai abu partneriai investuoja savo laiką, energiją ir pinigus, norą ir stengiasi pakeisti, daro kažką to klausimu. O jeigu vienas tik tai kalba, tik tai žada, bet nieko iš to nėra, tai bus šnipštas. Santykius gelbėsit viena ir neretai taip nutinka, kad man moteris rašo, 3 metus bandau išgelbėti santykius, nieko nesigauna, 4 metus bandau išgelbėti santykius, nieko nesigauna. Esam santuokoj 10 metų, 5 metus, čia bandau kažką daryti ir nieko nesigauna. Tai ir nieko nesigaus, jeigu jūs darot viena, o ne dviese. O dabar testas.
kurį minėjau pačioje pradžioje, kad pateiksiu. Jeigu turite rašiklius ir kokį nors lapelį, arba galite atsidaryti telefoną, kur galėsite pasižymėti, kiek taip surinkote. Tai testas į klausimus reikės atsakyti taip arba ne. Jisai yra skirtas, aš sudėliau klausimus taip, jisai yra skirtas tam, kad galėtumėte susivokti, kad ar santykiuose yra blogai ir kiek blogai. Ir kad galėtumėt pamatyti, kad jeigu tai yra taip, tai kad patirėte, išgyvenate smurtą ir ką daryti su tuo toliau. Tai va, aš perskaitysiu klausimus ir kiekvieną klausimą jūs savo nuoširdžiai, ne man, ne vyrui, ne dar kažką, bet labai nuoširdžiai atsakykite savo. Pradėsiu. Kai jis grįžta namo, jūs nežinote, ko tikėtis. Vyras ir vyro elgesys yra toks nenuspėjimas, kad jūs niekada nežino, kas bus. Tai yra viena iš emocinio smurto formų. Antras klausimas. Prisitaikote prie jo nuotaikų, kad išvengtumėte konflikto? Taip ar ne? Jūsų vaikas mato baimę, įtampą, nerimą ir jūsų neigiamus išgyvenamus jausmus, sustingimą. Neretai, jeigu vaikai didesni, ne kartą jau yra prašę arba prašo jūsų, kad išsiskirtumėt. Taip arba ne? Ketvirtas klausimas. Slepiate nuo kitų tai, kas vyksta jūsų namuose, stengdamasi išsaugoti jo reputaciją. Taip ar ne? Nes vyrai būna sako, tai ko tu čia skalbi tuos mūsų apatinius viešai, niekam negali apie tai pasakoti, nes visos šeimos patiria sunkumų, nėra namų bedumų, negali apie tai kalbėti niekam. Čia yra tik tai tavo ir mano, čia yra mūsų šeimos reikalas. Tai gali būti iš baimės, nekalbate apie tai, o gali būti iš to, kad, bandot išsaugoti reputaciją, nes kokia yra gėda, kokiagi gėda prisipažinti arba pamatyti, kad iš tiesų santykiuose kažkas netvarkoja. Tai va. Penktas. Jis kontroliuoja jūsų pinigus, telefoną, socialinius tinklus, laiką, sprendimus. Tikrina telefoną, socialinius tinklus ir žinutes. Nebūtinai visi komponentai turi būti, nebūtinai visi elementai turi būti, pakanka bent vieno. Taip ar ne? Šeštas. Vaikas, jeigu tokių turite, arba vaikai tapo neramesni, įsitempę, bijo konfliktų arba garsų, krūpčia, pasireiškia kokie nors nerviniai tikai arba bijo partnerio pykčio. Taip ar ne? Septintas. Dažnai kaltinate save, gal aš pati kalta vis tik tai. Gal aš nemoku gražiai kalbėti, gal aš nemoku išgirsti, gal vyras iš tiesų yra teisus ir nieko aš čia nesuprantu, per daug noriu, nelaiku atėjau pakalbėti, dabar jis per daug pavargęs, dabar tikrai situacija yra tokia bloga, kad, gal nelaiku aš čia. Taip ar ne? Aštuntas. Pradedate abejoti savo realybę. Vyras sako, to nebuvo, tu prisigalvoji, ne taip išgirdai, ne taip pamatei. Čia yra gaslightingas. Bandymas pakeisti jūsų realybę, jūsų suvokimą. Įteikti jums, kad buvo taip, o ne kitaip. Taip ar ne? Devintas. Jaučiate palengvėjimą, kai jo nėra namuose. Jūsų kūnas daug labiau atsipalaiduoja. Šitą man moteris tai taip dažnai pasako, ties kitais dar būna tokie klausimai iškyla, o iš šitą taip aiškiai atsako, kad tikrai, kai jo nėra namuose, tai man daug lengviau, daug geriau kūnas atsipalaiduoja, galiu pradėti mąstyti, galiu fiziologinius savo poreikius kažkokius patenkinti, nes sutrinka visa organizmo veikla, kai yra nuolatinė įtampa. Tai taip ar ne? 10. Būtumėte išėjusi jau seniai, jeigu ne jūsų riboti finansai ir vaikai. Taip ar ne? 12. Jis naudoja vaikus kaip įrankį. Pykčių metu
ar kažkokių nesutarimų metu, jis naudoja vaikus kaip įrankį ir sako, aš atimsiu vaikus, vaikai gyvens su manim, vaikai tavęs nemyli, vaikai pasirinks mane, nemokėsiu tau pinigų išlaikymui vaikų, neišgyvensi viena. Taip ar ne? Ar naudoja vaikus kaip įrankį, jeigu vaikų yra? 12. Bijote pasakyti ne intimumui, nes jis tada supyks, baus tyla, bus kažkokie apribojimai, bausmės, pinigų negausit, nekalbadieniai prasidės. Arba grasins, kad išeis pas kitą, nes jūs žmona ir privalot kabutėse duoti. Jeigu neduosit, tai jis eis į šoną ir susiras, kas jam duos. Normali moteris turi duoti, jūs neduodat, tai jisai išeis kitur. Taip ar ne? Ar bijote pasakyti ne seksui? Taip ar ne? 13. Jis menkina jūs kaip mamą, kaip moterį. Kokia tu čia mama, nemoki vaikais pasirūpinti, nieko tu nesugebi, kokia tu moteris, pažiūrėk į save, kaip tu atrodai, nieko tu nežinai, esi buka, kvaila, ten dar kokia nors, arba labai subtiliai tai daroma. Nuvertinami talentai, pasiekimai, žinios, gebėjimai, grožis. Taip ar ne? 14. Bijote priimti sprendimus savarankiškai, nes būsite nubausta. Viską privalote derinti su juo ar privalote jam atsiskaityti. Taip ar ne? 15. Jis grasina nusižudyti, susižaloti, pasikarti ir visa kita, jeigu jūs išeisite. Taip ar ne? 16. Jis fiziškai smurtauja. Stumdo, dusina, smaugia, daužo kumščiais, spardo, plaukus peša, neleidžia išeiti iš kambario, laiko uždarytą, prievartauja, tampo už plaukų ir bet kokia kitokia intervencija, prisilietimai, fizinis kontaktas, kuris yra skausmingas, kuris baimę kelia, kuris grėsmę jums kelia. Garsų šaukimas, rėkimas, tai arti labai priėjimas, grūmojimas kūno kalba, taip pat yra fizinis smurtas. Taip ar ne? 17. Jis pavydi jūsų draugų, šeimos ar kolegų ir bando apriboti jūsų santykius. Numenkina draugus, ai tai čia tas durnelis, tai čia tas pavydi, tai čia tas nori to iš mūsų, tas nori taip mūsų apgauti, pasinaudoti mumis, tik tai šitas nepatikimas, ta kažkokia tai barakuda, ta materialistė, ta durnė, ta dar kažkokia višta. Nori atriboti nuo jūsų socialinius ryšius. Taip ar ne? 18. Jaučiatės, kad turite atsiskaityti, kur esat, ką veikiat, su kuo esat. Taip ar ne? 19. Jeigu prakalbate apie tai, kad jums kažkas nepatinka, visada kalta santykiuose liekate jūs. Taip ar ne? Ir paskutinis. Ar partneris naudoja sarkazmą, pašaipius, užslėptus komentarus, po kurių jaučiatės blogai? Taip ar ne? Taip pat dar gali būti, kad naudojama pasyvi agresija. Jūs, pavyzdžiui, miegat, partneris garsiai barškina virtuviai lėkštėmis, tranko duris, daužo ką nors, įsijungia garsiai televizorių, jūs paprašot išjungti, sako, tai ką, tu miegok savo, aš tai noriu žiūrėti. Ir jam nesvarbu, tai čia yra pasyvi agresija, tai yra emocinis smurtas. Ir dabar labai nuoširdžiai jūs savo atsakykit, kiek iš šitų 20 klausimų jūs atsakėte taip ir kiek atsakėt ne. Jeigu pažymėjot bent 3 taip, santykiuose yra jau rimtų reikalų. Nelabai daug sveikumo, o jeigu 6 ir daugiau, tai jūsų santykiai yra smurtiniai. Santykiuose yra smurtautojas, jūs patiriate smurtą. Ir ką aš galiu pasakyti, smurtas nesiliaus savaime. Kiek metų bandėte tai pakeisti, kiek bandėte tai taisyti, tiek pas terapeutus, pas specialistus, niekas neveikia. Smurtas nesumažėja, smurtautojas taip paprastai nesustoja, smurtas tik intensyvėja.
nuo psichologinio smurto anksčiau ar vėliau pereinama prie fizinio smurto, prie seksualinio smurto. Labai dažnai santykiuose, kai yra emocinis smurtas, yra ir ekonominis smurtas. Moteris dar negeba to atpažinti. Apie tai galbūt padaryčiau kažkada atskirą transliaciją. Tai va. Moteris, kurios yra patyrusios smurtą, psichologinį, ilgalaikį, jos žino, kad anksčiau ar vėliau tas smurtas pereina į fizinį. Tai gali būti nebūtinai prieš jūs, tai gali būti prieš vaikus, tai gali būti prieš jūsų naminius gyvūnus, prieš jūsų kitus artimus žmonės. Bet smurtautojas tai paprastai nesustoja. Jeigu jūs galvojat, kad jūsų meilė jį išgydys ir pakeis, tai tikrai taip nebus niekada. Niekada. Na ir trečia dalis šiandienos transliacijos apie tai, kada vertėtų jau priimti sprendimą skirtis. Aš esu išsiskyrusi 2 kartus, vieną kartą buvau ištekėjusi, kitą kartą gyvenau partnerystėje. Ir ką aš supratau iš savo asmeninių patirčių, tai skirtis galima tada, kai skiriasi jūsų vertybinis konfliktas, kai partneris nesugeba būti, kai nėra partneris emociškai brandus, kai jūsų brandos lygis stipriai skiriasi ir vertybės skiriasi. Vienas, pavyzdžiui, visai nevartoja alkoholio, kitas vartoja kas 2 dieną arba savaitgaliais tenais pila, arba kas vakarą po 3 buteliukus alaus. Aš atsiprašau, bet išmaukia. Man tai nėra normalu, mano vertybių pasaulis yra kitoks, aš nevartoju alkoholio, aš nerūkau, aš sportuoju, mityba yra atitinkama. Ir jeigu kitas žmogus gyvena kardinaliai priešingą gyvenimo būdą, mums nepakeliui. Meilė yra meilė, bet su meilė ilgai nebūsi, nes gyventi reikia, gyvenimas vyksta. Ir kai kasdienybėje per daug skirtingų dalykų, daugiau skirtingų negu apjungiančių, eiti tą pačią kryptimį yra labai sudėtinga, nes nuolat bus konfliktuojama. Kitas momentas yra, kai partneris turi problemų, kurių nepripažįsta ir nenori spręsti. Apie tai esu kalbėjusi ne vieną kartą, tai gali būti, kaip ir sakau, jau smurtas, tai gali būti įvairiausios priklausomybės, alkoholis, narkotikai, pornografija, lošimai azartiniai, kompiuteriniai žaidimai, dar koks nors fanatizmas, tai gali būti, pavyzdžiui, religinis fanatizmas. Vyras įtikėjęs Bibliją ir gyvena pagal Bibliją kiekvieną sekundę, kaip nors iškreiptai ir bando moterį prie to privesti, arba kažkokią tai kitokį tikėjimą pasirinko, kažkokią tai religinę kryptį ir bando priversti ir moterį tą patį daryti, ir vaikus. Taip nevyksta. Taip nevyksta. Tai jeigu jisai turi problemą, kurių nepripažįsta ir nenori spręsti. Taip pat čia yra ir alkoholis. Ir moteris labai dažnai galvoja, kad, vėl pasikartosiu, kad mano meilė vyrą pakeis. Aš mylėsiu daugiau, būsiu švelnesnė, būsiu atlaidesnė, būsiu rūpestingesnė, būsiu moteriškesnė. Ir vyras nustos gerti, pavyzdžiui. Taip nebūna, taip nevyksta, žinokit. Jūs negalite išgelbėti kito žmogaus, jūs nesat terapeutė, jūs nesat priklausomybių ligų gydytoja, medikė jo labiau. Arba jeigu ir medikė, bet nesat priklausomybių ligų gydytoja, jūs nieko nepadarysit. Pas mane buvo vienas toksai rilsas, kuris sulaukė 100 000 peržiūrų apie alkoholį. Kad santykiuose, jeigu yra alkoholis, nieko gero nelaukit ir bus visą laiką sudėtingi, komplikuoti santykiai, tai paprastai neišspręsit. Tai sulaukė daugybę komentarų ir daugybę komentarų iš vyrų, kurie panašu, kad kaip tik turi šitą problemą, nenori jos spręsti ir pasirenka lengviausią kelią, kaltinti kitus, ko tu čia aiškini. Gal paties alkoholikė kokia, čia apie mane taip kalbėjo. Tai jeigu vyras turi priklausomybę nuo alkoholio arba nuo narkotikų, nuo azartinių žaidimų ir neprisiema atsakomybės, tai
gadina jūsų santykius, tai ką pakeisti galite? Tai galite tik tai priimti sprendimus savarankiškai viena. Nes jis nesikeičia. Tai va. Trečias dalykas, kad jūs išbandėt viską, kalbėjot, nustatėt ribas, ėjot pas porų terapeutus, pas psichologus, psichoterapeutus, galbūt kursų kažkokiu pirkot, savaitgalį porų buvot išvažiavę, galbūt laikinai savaitėj, 2-3 kažkas pagerėjo, bet po to viskas grįžta trumpam ir gali būti, kad paintensyvėja. Ypatingai jeigu su smurtautoju einate į terapijas, narcisistinio tipo arba psichopatais kokiais nors, jeigu einate pas terapeutus, atveriat savo dūšią, viską išpasakot, tai po to visą tą, ką jūs išpasakot, bus panaudota prieš jūs. Ypatingai jeigu terapeutas pasakė, taip, gal iš tiesų jūs galėtumėte kartais ramiau reaguoti, ne taip emocingai, tai kodėl čia jūs dabar taip supykstat iš karto. Jeigu specialistas nemato, kad kitoj pusėje yra smurtautojas, tai visa tai, ką jūs papasakosite terapijų metu, vėliau bus panaudota prieš jūs. Tai yra 100% realybė. Kiekvienu atveju klientės tą patį patvirtina. Aš žinau, kaip yra taip pat. Iš asmeninių patirčių. Ketvirtas punktas, tai nebėra meilės ir pagarbos. Būna taip, būna ir kad meilė išgaruojam, būna, kad pagarbos nelieka, kai nėra pagarbos santykiuose, nieko nepadarysit. Ypatingai moteris turi gerbti vyrą kaip vyrą. Jeigu jinai nemato vyro, nemato autoriteto, už ką jį gali gerbti, tai santykiuose tikrai labai, labai sudėtinga. Ir tos meilės, atrodo, tada yra kur kas mažiau. Tai moteris dažnai lieka tik iš patogumo arba dėl to, kad yra vaikų, dėl to, kad yra finansiniai įsipareigojimai, dėl to, kad bijo būti viena, dėl to, kad ką kiti pasakys, dėl to, kad kaip čia dabar tėvai įreaguos, kaip aš čia dabar būsiu viena, niekas į mane nebežiūrės ir panašiai, tai dėl daugybės baimių. Na ir penktas, tai yra skirtis galima tada, jeigu partneris pats nusprendžia išeiti ir sako, žinai, Marytė, nebemyliu tavęs, nebenoriu, susiradau kitą, arba tiesiog išeina, net nepaaiškindamas priežasčių, būna visai. Tai galiu pakartoti, kada galima priimti sprendimą skirtis, tada, kai kardinaliai išsiskiria vertybės, kai partneris turi problemų, kurių nepripažįsta ir nenori spręsti, kai jūs išbandėte viską, kai nėra meilės ir pagarbos, kai jis pat nusprendžia pasitraukti. Aš šiaip, jeigu kalbėtumėm apie skyrybas, iš vienos pusės nepalaikau, skatinu, kad poros būtų kuo ilgiau kartu, kad ieškotų būdų, kaip išspręsti. Iš kitos pusės, kai yra smurtas, aš visais atvejais palaikau ir skatinu. Nes smurtautojas nesikeičia ir kuo daugiau, man visai neseniai atėjo tokia mintis, kad kuo daugiau moterų išsiskirs su smurtautojais, kuo daugiau moterų atpažins, kad toks elgesys yra netinkamas, tuo daugiau vaikų užaugs sveikuose santykiuose, tuo daugiau sveikų vyrų mes vėl visuomeniai galėsim matyti. Ir smurtautojai pradėjo matyti, kad moteris nebesutinka su tokiu elgesiu, gal anksčiau ar vėliau pradės kažką keisti. Tai va. Ir ką apibendrintai galėčiau pasakyti, kad daugybė moterų, bandydamos išsaugoti santykius, praranda save. Ar tikrai verta? Jeigu matot, kad neveikia, pabandėt mėnesį, 2, 3, pusę metų, metus, niekas neveikia. Ar verta šitiek savo laiko ir energijos skirti tam, kas neveikia, jeigu matot, kad tik tai jums vienai reikalingi santykiai. Jūs viena tik tai stengiatės, jūs viena čia nervinatės, rūpinatės, kažką darot. Ar verta? Juk santykiai yra 2 žmonių. Ne jums jų turi reikėti, bet ir partneriui turi reikėti. Tai pagalvokit, ar tikrai norit prarasti save, iššvaistyti daugybę laiko ir būti įsikabinus kažkokio tai šiaudo, iš baimių. Tai gal geriau atsakykit savo klausimus, ko aš bijau, jeigu aš išeičiau.
ir išsispręskit tuos uždavinius. Baimę pašalinkit. Ir tada bus lengviau priimti sprendimą. Tai va. Ar yra kas nors žiūrinčių dabar tiesiogiai, kas bando išsaugoti santykius ir nesigauna? O gal turite klausimų? Matau, kad viena moteris rašė, kad 20 metų tai dariau, tai kai atsibodo ir pavargau, skyrybos. Ačiū Jums, kad esate. Ačiū, Viktorija, už pasidalinimą. Taip, pas mane neretai turbūt kokiu 80% atvejų būna skyrybos. Kai ateina moteris pas mane, jau būna 80%, kokie, sakau, 8 iš 10 atvejų yra, mes einam prie skyrybų. Nebūtinai iš karto, nebūtinai drastiškai, kartais reikia pasiruošimo, reikia susiplanuoti, reikia strategiją susidėlioti, jeigu kitoje pusėje yra narcizas, jeigu yra psichopatas, jeigu yra koks nors agresyvus smurtautojas, jeigu dar yra vaikų mažamečių ir moteris pažeidžiama finansiškai, negalima priimti tokių drastiškų sprendimų, nebent fizinis smurtas yra ir grėsmė, tai tada taip. Bet jeigu to nėra, ne visada tas skyrybų faktas įvyksta taip, čia ir dabar. Tam reikia pasiruošti ir moteriai pačiai, ir emociškai, ir techniškai, ir finansiškai. Tai matau, kad neturit klausimų, nerašot. Jeigu žiūrėsite šitą transliaciją, tai galite po transliaciją parašyti savo klausimus, aš visada atsakau mielai. O jeigu matot, kad jūsų šitie, tarkime, klausimai, kuriuos savo atsakėt, nepadėjo jums priimti sprendimo ir vis tik tai nežinot, ką daryti su savo santykiais, tai aš kviečiu ateiti į konsultaciją ir padėsiu jums surasti atsakymus ir susidėlioti visus taškus ant i. O šiandien dėkoju tada, kad žiūrėjot, kad klausėt. Ir linkiu gražios sekmadienio popietės. Iki.